Sveiki atvykę į Pakalnius. Jūs esate didingo, aukšto ir vaizdingo Pakalnių piliakalnio papėdėje. Jeigu apsidairytumėte aplinkui, tai toje pusėje, rytus, pietryčius, mėtume dar nedidelį medžių guotą, kuris yra Pakalnių šventvietė, turinti išskirtinį ir įsimintiną pavadinimą Laumės kvartokėlis. Apie jį dar šiek tiek vėliau. Pakalnių piliakalnis yra labai vaizdingoje vietovėje. Yra Vidingsto ežeras, daugeliu salų, kalvos, miškai, miškeliai, senoliai ąžuolai ir daugelis kitų vietų, tiek archeologinių, tiek mitologinių. Ar šitą vietovę nepaprasta, ypatinga. Turėtumėt laiko, galima pasidairyti nuo vadinamo Jaurų kalno. Čia greičiausiai kaip tik nuo Jaurų kalno piešta akvarelė. Viena iš daugelio menininkai taip pat šias vietovės labai mėgsta. Pakalnių piliakalnis yra ypatingas tuo, jog ne tik gamtos grožis, bet ir gili senovė, istorija. Utenai ir visai Lietuvai svarbus pasakojimas apie tai, jog Pakalnių piliakalnis yra Utenio, kunigaikščio Utenio, legendinio kunigaikščio Utenio pilies vieta. Tai yra Lietuvos metraščio 16 amžiaus pačioj pradžioj, kurto pirmą kartą taip plačiai ir išsamiai aprašyto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasakojimo epizodas. Šis epizodas, kalbantis apie tai, legendinis kunigaikštis Utenis tuo metu valdęs Lietuvą ir Žemaičių žemę. Beje, turėjo sūnų, taip pat nepaprastu vardu, tai Šventaragis. Šventaragis vėliau išgarsins Vilnių, padės pamatus mūsų amžinajai sostiniai. Bet tuo metu, kai Utenis dar buvo valdė Kernavėje, tai pasakojo Lietuvos metraštis ir Motiejus Strijkovskis, 16 amžiaus istorikas sekęs metraščio. Ir vieną Utenis leidžiasi į medžioklę, šiaip jisai rengia karo žygius į Livoniją, Dauguvos link, bet tuo metu, kai leidžiasi į medžioklę ir aptinka, apsistoja, galim sakyti, užklumpa į naktis toje tolimoje kelionėje, jisai čia lieka, jam čia patinka ta vietovė, ir jisai, pasakoja metraštis, čia įkurs ir savo vardu pavadins pilį. Tai tas pasakojimas gražus, mums pažįstamas, tikra prasme kartojasi kaip klišė svarbių senovės miestų įkūrimo legendose. Tai Utenis nėra kokia tai išimtis. Mums svarbiau, kad Pakalniai sutapatinami su didžiuoju kunigaikščiu Uteniu, su jo rezidencija, tėvonija. O Narkūnų piliakalnis jau daug vėliau, kadangi jis ir arčiau Utenos, daug vėliau įvyksta slinktis ir Narkūnai, kurie iki tol tikriausiai buvo laikomi legendinio kunigaikščio kapu, įmami vadinti Utenio sostinę arba senąją Utena. Tai jeigu reikėtų sudėlioti tokią sklandžią grandinę, tai galėtume įsivaizduoti, kad iš Kernavės tuometinės Lietuvos sostinės kunigaikštis, legendinis jo vardas Utenis, tikrojo faktinio istorinio jo vardo nežinom, leidžiasi šiaurės rytus tuometinės Lietuvos ir čia stiprindamas pasienį su Livonija įkuria tokį rimtas atsparos tašką, lieka jame, lieka reziduoti jo skirtas vietininkas, galbūt sūnus ar kitas giminaitis, ir gali būti, kad dvi pilis, dviejų piliakalnių pora, Pakalnių ir Narkūnų sudaro brandolį tarpusavį susijusi. Galbūt dar ateityje archeologiniai tyrimai padės išsamiau nusakyti, atskleisti
kaip ta sąsaja galėjo būti išreikšta ir kokie konkrečiai įvykiai 13-14 amžiui šitam krašte vyko. Na, o čia rodau iškarpą iš 1836 metų laikraščio apie tai, jog dvarininkas Pranciškus Vilčinskis, labiau žinomas kaip Vilniaus albumo, fotografijų albumo autorius, aprašo savo kasinėjimus, kaip jisai tikėdamasis atrasti būdingų senovės radinių, leidžiasi vieną dieną Vytenio kalnų tyrinėti, pradeda tyrimus nuo Pakalnių piliakalnio, nelabai jam čia sekasi, na ir tada jau atvažiuoja į Narkūnus ir čia užtrunka ilgėliau, šiek tiek daugiau dirba, šiek tiek daugiau randa, bet, na, taip sakykime, tos mįslės, legendų, metraščio mįslės galo neįmena. Na, bet prasideda tam tikra istoriografija ir taip pat Pakalnių piliakalnio pasakojimas jau naujausių laikų arba tokių istorinių ir mums daug labiau pažįstamų. Archeologai, kiek yra lankėsi Pakalniuose, tyrinėjimai iki šiol yra labai nedidelės apimties. Tai radinių, konkrečiai lipdyto molio šukių ir geležies šlako gabalėlis čia kairėje, yra radę daugiau papėdės gyvenvietėje, kuri buvo ariama ir taip pat ant Piliakalnio aikštelėje, kuomet ten 1989 metais buvo surengti nedideli tyrinėjimai kryžiaus, tuo metu norėta atstatyti vietoje. Bet apie tai dar šiek tiek papasakosiu plačiau. Štai lipdyta keramika yra būdingas Piliakalnių radinys, galima rasti daug kur ar visur, kur gyveno priešistorinis žmogus. Na, tai radinys, kuris nesunyksta laikui bėgant, radinys, kuris yra iškalbingas, pagal kurį galim bent apytikriai datuoti ir visą apgyvendinimą, įsivaizduoti, kaip viena ar kita gyvenvietė buvo naudojama, plėtojosi, iškildavo arba sunykdavo. Tai Pakalniai dar laukia savo tyrinėtojo, bet tai, ką šiandien žinom, rodytų, kad jau pirmaisiais mūsų eros amžiais čia buvo žmonių, veikiausiai ir vėliau vieta buvo gyvenama, stovėjo medinė pilis, tikriausiai su pertraukomis taip pat 14 ar galbūt net 15 amžiaus pradžios. Noriu parodyti šią archyvinę nuotrauką. Jau prabėgo daugiau kaip 40 metų, matom, jog Piliakalnis ilgą laiką buvo visiškai plikas, neapaugęs. Čia matom ir pirmam plane faktą, jog prieigos buvo ariamos, sodinama, ir ta juoda, humusinga senovės gyvenvietės žemė, tai duodavo neblogą derlių. Bet čia taip pat matosi ir kryžius, išskirtinis, labai didelis, labai aukštas. Ir istorija pasakoja, jog jau 1918 metų vasarą Pakalnių apylinkės gyventojai sutarė ir taip nusprendė įamžinti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo faktą arba žinią apie tai, jog Lietuvos Respublika yra paskelbta nepriklausoma. Nėra šis faktas iki šiol patvirtintas, reikėtų atidesnių tyrimų. Skamba ta žinia apie 1918 metų kryžiaus statymo iniciatyvą labai taip stebėtinai. Gali būti, jeigu tai tiesa, tai būtų galbūt net apskritai pats ankstyviausias paminklas įamžinantis nepriklausomybę, net prisiminkim, dar ją reikėjo ir apginti ir dar kovos buvo viso priešakyje, 1919 metų su bolševikais, su bermontininkais, su
su Lenkais įsiveržusiais į rytinę Lietuvos dalį. Taigi, šis kryžius pastatytas 1918 metais ar galbūt metais kitais vėliau, vis dėlto tai buvo simbolis mūsų šalies nepriklausomybės, ir užrašas ant jo Dieve gink Lietuvą irgi gerai išreiškia tą intenciją, tą siekį, norą ir prašymą, kad Lietuva kaip šalis, kaip valstybė gyvuotų. Visą tai pasakoju todėl, kad šis kryžius tapo ne vien tik tai paminklu, ne vien tik tai puošmena, bet ir tapo svarbiu akcentu prasidėjus Lietuvos partizaniniam karui su Sovietų sąjunga, kuri jau antrą kartą okupavo Lietuvą 1934 metų Liepos rugpjūčio mėnesiai. Taigi, Lietuvos partizanai, taip pat ir šiuose apylinkėse, Pakalnių, Leliūnų, Utenos apylinkėse, pirmieji jų būriai ėmė formuotis tuoj pat po Raudonosios armijos įsiveržimo ir antrosios okupacijos pradžio. Čia matom nuotrauką vieno iš Utenos krašto partizanų būrių. Nuotrauka labai tokia iškalbinga, labai tokie, pasiryžę, atkaklus, ginkluoti, vien ką reiškia tokie 6 kulkosvaidžiai priešakyje įstatyti, bet taip pat atkreipkite dėmesį į harmoniką per vidurį. Čia muzikantas su jie, taip pat karo sanitaro krepšys pas vieną iš šio būrio kovotojų, rodo tokie, nors tiesa net ne visi turi uniformas ir diržai, yra skirtingų kariuomenių, bet vis dėlto norom nenorom, tai yra Lietuvos kariuomenė, Lietuvos okupuota, neteisėtai sulaužant visus tarptautinės teisės ir tautų apsisprendimo teisę, ir mūsų vyrai stoja į kovą. Tai kaip susijęs Pakalnių piliakalnis su šia kova, kodėl apie tai pasakoju. Kopę Pakalnių piliakalnio pamatysite kelis atgimimo metais išlietus kryželius su keliom pavardėm, kurios tie kryželiai liudija apie tai, jog Lietuvos partizanai slapta laidojo savo bendražygius, parinkdami jiems vietą ne kur kitur, bet ant Pakalnių piliakalnio. Tai išskirtinai retas dalykas, nėra unikalus atvejis, tačiau čia mums labai jisai susišaukia su to kryžiumi, kuris buvo pastatytas, dedikuotas Lietuvos nepriklausomybė ir susišaukia su ta kova, kurią vedė partizanai. Taigi ant Pakalnių piliakalnio nėra tikslių skaičiavimų, bet manoma, kad galėjo būti palaidota porą dešimčių ar galbūt net ir daugiau čia šiuose apylinkėse žuvusių partizanų. Jau vėliau taip pat slapta partizanai, jų kūnai buvo perlaidojami, darė giminės, artimi giminaičiai, bet iki pat atgimimo metų ir tikriausiai iki pat šiol, sunku tą patikrinti, be tyrimų, be archeologinių kasinėjimų to nepasakysime, bet yra labai didelė tikimybė, kad iki šiol Pakalnių piliakalnio aikštelėje yra palaidotų ir neperlaidotų partizanų kūnų. Kad galėtume įsivaizduoti tokią bendrą nuotaiką ir kokią tai istorija, tai norėčiau čia glaustai papasakoti vieno iš laisvės kovotojų, kurie buvo čia palaidoti. Istorija, tai Ričardas Čipkus, slapyvardžiu Meška, atrodo, kad jisai buvo davęs priesaiką, tačiau iki galo nėra aišku, kiek jisai buvo įsitraukęs į kovą, gali būti, kad jau jisai buvo atėjęs pas partizanus, bet labiau pasižymėjo kaip turintis radio žinių arba radisto žinių,
galintis taisyti, prižiūrėti ir naudoti radijo imtuvus, ir tai partizanam buvo svarbu. Taigi 1945 metais, birželį ar liepą, tuo metu partizanams buvo toks sudėtingas metas, kadangi okupacinė valdžia buvo paskelbusi legalizavimosi galimybę ir kvietė išeiti iš miško partizanus, atiduoti ginklus, ir nemažai partizanų tuo susiviliojo, bet šitam tokiam sudėtingam apsisprendimo laikotarpį tie partizanai ir ypatingai partizanų būrių vadai elgėsi labai skirtingai, vieni skatino tą daryti, kiti ne, bet Ričardas Čipkus kartu su savo bendražygiais, 3 ar 4 partizanais netoliese Čepakalnių turėjo bunkerį ir tam bunkeryje laikėsi. Bet deja, bunkeris buvo išduotas ir tuo metu, kai priešas jį apsupo, tai Ričardas Čipkus Meška bunkeryje buvo vienas. Priešas vietoje jį sušaudė ir tada įmetė jo palaikus atgal į bunkerį. Gali būti, kad patį bunkerį sugriovė ar apgriovė ir nusprendė dar likti ilgesniam laikui pasalą. Tai tikėdamiesi, kad partizanai sugrįš, ieškos arba tiesiog tarsi pareis į savo namus, o čia štai lengvai juos sugaus arba nušaus. Bet naivu būtų tikėtis, kad partizanai vaikščiotų be žvalgybos ir piemenys ganydami, jeigu jūs tą puikiai matė, žinojo, partizanus perspėjo. O po 2 savaičių, kuomet jau galų gale enkavėdistai su stribais iš salos pasitraukė, piemenys apie tai pasakė partizanams ir šie atėjo ieškoti Ričardo Čipkaus, savo bendražygio. Pradėjo ieškoti ir galų gale prisikasę, atvalę sušaudyto bendražygio kūną. Partizanai pamatė, kad kūnų yra nupjauta galva, kad Čipkaus lavonas yra išniekintas. Bet iš to mes šiandien galim susidaryti savo įspūdį, savo nuomonę, suprasti, kad niekas nesikeičia, kad okupantas, bolševikas, Raudonoji armija elgiasi taip iki šiol. Ir partizanai priima sprendimą, remiuosi vieno iš šių įvykių dalykų prisiminimais, partizanų slapyvardžiu Audra priima sprendimą palaidoti Čipkų ant Pakalnių piliakalnio. Štai viena iš istorijų leidžia įsivaizduoti 1944-1945 metų įvykius, kuomet daugelis čia apylinkėje žuvusių partizanų ir buvo palaidoti ant piliakalnio. Piliakalnis tapo tokia tikrai simbolinė, reikšminga vieta menančia partizanus. Tačiau taip pat asociatyvi nuotrauka iš mūsų sąjūdžio, persitvarkymo sąjūdžio mitingo, didžiausio kada nors įvykusio surengto mitingo. Bet šią nuotrauką noriu priminti, pasakyti, jog prasidėjus atgimimui ant Pakalnių piliakalnio kryžiaus nebebuvo. Kryžius buvo nupjautas 1964 metais, ritantis ateizmo bangai per visą Lietuvą. Ir 1989 metais Pakalnių kolūkio pirmininkė Palmyra Daugelienė kartu su savo broliu, akademiku, žinomu Lietuvos mokslininku Vytautu Statulevičium inicijavo kryžiaus atstatymą. Ir gana greitai, visi prisimenam, kaip tuo metu viskas greitai vykdavo ir kaip tokios iniciatyvos buvo palaikomos, kryžius buvo padirbintas ir nepaprastu būdu, labai aukštas, milžiniškas ir todėl labai sunkus kryžius, 2 malūnsparniais buvo skraidintas, atgabentas į piliakalnio aikštelę. Čia jau buvo paruošta jam vieta, kryžiaus vietą ištyrė
archeologas Gintautas Zabiela, čia rado 1 tūkstantmečio radinių, keramikos šukių, stulpavietę, žyminio dalį. Na ir tas kryžius buvo pastatytas ir kurį laiką jisai stovėjo, bet vėliau matyti dėl svorio, galbūt šiaip buvo neapskaičiuota pamatų stiprumas, kryžius pradėjo svirti, na ir jau vėliau buvo nuspręsta, kad jo restauravimas, tvarkymas pernelyg kainuotų daug. Buvo nuspręsta jį pakeisti kur kas mažesniu kryžium, kuris ir šiandien Piliakalnio aikštelė stovi. O po to, kai kryžius ant pakalnių Piliakalnio buvo įdengtas, pašventintas 1989 metais, Liepos 30 dieną, įvyko vienas iš Sąjūdžio mitingų, matyt dalyvaujant mano minėtam akademikui Vytautui Statulevičiui ir jo pažįstamiem draugam, tuometiniam Sovietų Sąjungos aukščiausios tarybos deputatam bei taip pat atvykusiem išeiviam iš Jungtinių Amerikos valstijų. Na ir pakalniai tapo vienu iš nedaugelio piliakalnių, per kurį nusirito, kuris tapo mūsų Sąjūdžio, mūsų atgimimo ir kelio į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą į kovo 11 stotele. Na ir pabaigai belieka paminėti, jog Laumės vartukėlis, pakalnių šventvietė, kuri gerai matoma, jos guotas gerai matosi ir nuo aikštelės dairantis į rytų pusę, taip pat apačioje esant Piliakalnio papėdėje. Tikrai labai miela, labai jauki vieta, labai įdomi šventvietė, siejama su Laume, kuris vaizduojama kaip pati žemė. Laumė, kuri gali keisti žemės paviršių, gali nešti ir atnešti žemes, gali išlieti ežerus arba iškasti jų duburį. Na ir ta Laumė, čia šitam gražiam, vaizdingam, tokiam simboliniam dailės kūrinyje gali būti įsivaizduojama kaip pati žemė, pati deivė žemė. Ir tie padavimai, kuriuos išsaugojo mūsų tautosaka, mūsų lietuvių tautosaka, apie tai, jog tai eidama Laumė, išbiro ar parplyšo, jos prijuostė vartukėlis. Na, tai tolimas aidas tokio žinojimo, tokio mitinio žinojimo apie tai, jog visa mūsų žemė yra sukurta, žemės paviršius yra sukurtas dievų milžinų, tik tai jau vėliau milžinai užleido vietą dabartiniai žemės gyventojų kartai. Na ir štai Laumės vartukėlis, ta šventvietė savo pavadinimu, savo padavimais ir savo buvimu šalia pakalnių Piliakalnio tą liudija 1000-metę praeitį, labai ypatingą, dvasingą ir įkvepiančią. Taigi, dėkoju už dėmesį, linkiu geriausių įspūdžių, lankantis pakalniuose ir tyrinėjant jų apylinkes.